Labas ir sveiki sugrįžę arba sveiki atvykę į mano kanalą. Jeigu čia esi pirmą kartą, mano vardas yra Aistė ir čia aš kalbu apie knygas. Tai tikiuosi, kad tau patiks tokia tipo video ir paspausi subscribe prenumeratos mygtuką. Tai nėra nei leidinių, nei leidyklų reklama, tai yra tiesiog mano hobis, kurio noriu pasidalinti kartu su jumis. Ir šiandien aš noriu pasidalinti apie nuostabią trumputę knygą ir tai yra Medžio atmintis. Ši knyga yra tik 200 puslapių ir nors tai yra laikoma kaip romanu, grožinės literatūros kūriniu, tačiau kiekvienas puslapis skaitosi lyg atskiras kažkoks eilėraštis, poema, kažkoks pasakojimas, kuris tiesiog ateina į tavo širdį, sušildo širdį ir priverčia pajusti daugybę emocijų. Tai kažkada dalinausi jau šią knygą, kad įsigijau ir kad nekantrauju ją paskaityti ir šiek tiek aš ją padėjau ir norėjau surasti tokį tinkamą metą, kai galėčiau tiesiog apie nieką daug negalvoti, tiesiog pasinerti į šią knygą ir išgyventi ją visą. Tai taip ir padariau ir visą knygą perskaičiau vienu prisėdimu per kelias valandas, kadangi ir knyga yra trumpa ir teksto čia yra tikrai mažai. Tai manau, kad ši knyga puikiai tinka tiems, kuriems sunku susikaupti ilgam laikui, kurie nori paskaityti kažką tokio paprasto, bet labai artimo širdžiai, arba nori tiesiog vėl sugrįžti į tą skaitymą ir paimti kažkokią knygą norite rankas, kuri nebūtų per daug sudėtinga ir per daug varginanti. Tai tikrai ši knyga visiems šiems aspektams tinkama yra. Parodysiu iš pradžių turinį. Ši knyga yra suskirstyta į labai daug skyrių, todėl kad praktiškai kiekvienas net ne lapas, o puslapis yra skirtas kažkokiam tai vienam trumpučiam pasakojimui, kas nuo pradžios iki pabaigos susiraša į vieną bendrą tekstą, tačiau pavadinimai labai tinka, apie ką puslapyje bus kalbama. Pavyzdžiui, atverčiau šiuo momentu matematiką čia, o čia yra širdis nepamiršta. Tai labai daug yra minčių man. Nežinau net nuo ko pradėti. Pradėsiu nuo pačių paprasčiausių dalykų, kaip visada, ir tada jau įsivažiuosiu ir galėsiu kalbėti. Pirmiausia, tai ši knyga yra išversta iš katalonų kalbos. Čia rašoma apie Barceloną, apie Ispaniją, apie ispanų kultūrą, šiek tiek ankstesnius laikus. Ir tai yra kažkas naujo, bent jau man. Aš dažnai įpratusi esu skaityti knygas, kur mes sutinkam Ameriką, Britaniją, dažniausiu atveju. Čia mes sutinkam visiškai ir naują kultūrą, ir naują šeimos dinamiką, ir naują tiek maisto kultūrą, tiek etiketą, elgseną, gyvenseną, kalbėseną ir visą kitą. Bet nors ir čia yra kalbama apie ispanus, katalonus, Barcelonoje gyvenančius žmonės, tačiau šeimos dinamika labai yra artima kiekvienam, manau, iš mūsų. Jeigu jūs augdami daug laiko praleidot su seneliais, tai labai artimai pajausit šią knygą. Aš tai tikrai pajaučiau, nes nuo vaikystės tikrai daug praleidau su seneliais laiko tiek iš mamos, tiek iš tėčio pusės. Ir šioje knygoje labai paprastas turinys, tačiau priverčiantis prisiminti savo vaikystę, pagalvoti apie savo šeimos narius, apie savo tėvus, apie savo senelius ir vietomis net priverčia susigraudinti, vietomis pralinksmina, kai kur skaitau ir galvoju, tikrai taip ir mano močiutė elgiasi su seneliu, taip pat jie bendrauja. Tai čia yra tiesiog rašoma apie šeimos gyvenimą iš vaiko, berniuko pusės. Berniukas, aišku, gyvena su tėvais ir kiekvieną vasarą praleisdavo su seneliais iš mamos pusės ir tie seneliai atsikrausto gyventi pas tėvus į jų namus. Ir pamažu vaikas pastebi, kad kažkas yra ne taip. Jam lyg ir smagu, kad tie seneliai atsikraustė, kad jie gyvena kartu, kad dabar visiškai kitokia rutina ir dabar jo ir sumuštinis skanesnis ir smagiau praleisti popietę su seneliu ir smagesni savaitgaliai ir visada seneliai yra šalia. Tačiau taip pat jis pastebi, kad tėvai šnabždasi, kad kažkaip nejauku yra, kad senelio akis kartais tampa stiklinės ir atrodo tarsi jis nepažinotų savo anūko. Ir pamažu vaikas supranta ir jam tėvai pasako, kad
senelis vis dėlto serga demencija ir todėl jis su močiute atsikraustė kartu gyventi pas juos ir kad laikui bėgant senelis pamirš, kaip atlikti tam tikrus įprastus rutinos veiksmus, kad pradės pamiršti, kas yra jis, pradės pamiršti patį anūką, tėvus ir tiesiog pamažu šeimai teks matyti tą virsmą. Tai labai tokia už širdies kreipianti knyga. Jeigu jūs išgyvenat kažką panašaus savo šeimoje, tai manau, kad tikrai privers ši knyga pajausti jausmų, prisiminti. Kartais iš liūdnos pusės, kartais iš visai gražios pusės, vis tiek ši knyga yra labai gražiai parašyta. Ir tiek daug gilių minčių čia yra, tokių paprastų, bet gilių. Nežinau, todėl aš šios knygos nelabai laikau kaip kažkokios grožinės literatūros romanu, nors tai yra istorija, tačiau per paprastus, kasdienius šeimos, rutinos pokalbius ar veiksmus yra pasakoma tiek daug ir tiek daug duodama minčių ne tik, kad apmastyti, bet ir pasimti į širdį ir pritaikyti savo apie gyvenimą, apie neskubėjimą, apie kartais žiūrėjimą į gyvenimą iš paprastesnės pusės ir daug kitokių minčių. Aš gan artimai pajaučiau tai, kaip Žanas berniukas jautėsi. Nors jis čia yra visai dar tik vaikas, tačiau jis jau knygoje supranta, kaip yra sunku, kai vienas iš tavo šeimos narių atrodo yra toks pat žmogus ir jis atrodo taip pat ir didžiąją dalį laiko jis net elgiasi taip pat, tačiau paima ir nebeprisimena tavęs, po truputį vis ta atmintis blėsta, po truputį blėsta gebėjimas pačiam atlikti rutinos, kažkokius tai veiksmus, pasimiršta paprasčiausi dalykai ir jie kelia panikos priepuolius. Tai yra sunku matyti šeimai ir Žanas čia labai daug kalba apie netektį, kaip žmonėms kartais net lengviau yra, kai netektis ištinka staiga, nes ji buvo netikėta, greit praeina, o tokia netektis, kai žmogus yra dar gyvas, tačiau tu jo netenki po truputį, po dalelę, kiekvieną dieną, yra daug sunkesnis ir daug ilgiau užsitęsiantis. Ir kaltini ir save, ir kitus žmonės, ir tą žmogų, kuris serga. Tačiau labai gražiai šioje knygoje yra nupasakoma ir tai, kad demencija, visos jos formos, tiek Alzheimeris, tiek kitos demencijos formos, jos gali ištikti bet kurį žmogų. Ir visa tai yra tik ligos kaltė, kad neturėtų dėl tokio įvykio, tokios ligos kaltinti artimieji save ar tą žmogų, kuris susirgo būtent tokia liga. Kad jos nepasirinksi ir kaip jau yra, taip yra. Ir dėl visko kalta yra liga, bet ne patys žmonės. Tai Medžio atmintis to man ir patiko, kad tos tokios filosofinės, gilios mintis, jos buvo per vaiko prizmę išreikštos ir jos tokios paprastos ir labai lengvai suprantamas. Tačiau paprastas mintis ir yra geriausias ir nereikia išraityti pačių prabangiausių, ilgiausių sakinių su įmantriausiais žodžiais, kad pasakyti esmę, o kartais užtenka ir nieko nesakyti, tiesiog pažvelgti žmogui į akis ir supranti viską, ką jis jaučia. Nors aš šią knygą perskaičiau vienu prisėdimu per kelias valandas, tai nereiškia, kad aš skubėjau šią knygą skaityti. Teksto čia yra tikrai nedaug, puslapiuose yra paliekama daug tuščios vietos. Tušti puslapiai, tušti lapai. Ir manau, kad tai tiesiog priverstinai liepia tau sustoti ir paskaičius tam tikrą pastraipą, pagalvoti apie ją, o ne pereiti iškart prie kitos skyriaus. Dar taip pat ši knyga suskirstyta yra ne tik į tas mažus skyrelius, bet ir į dalis. Ir tarp dalių taip pat yra tušti lapai. Tai atrodo, pabaigi vieną dalį skaityti ir prieš verčiant ir pradedant naują dalį,
sustoti ir pagalvoti, ką tik perskaitėjai, kokių minčių tau sukėlė. Tikrai daug ką aš pasibraukiau. Tikrai verčiant per puslapius dar ir dar kartą bus ką prisiminti, vėl sugrįžti prie tų minčių ir pergalvoti, ar pasikeitė mano požiūris, ar aš pritaikiau tai savo gyvenime, ar aš matau gyvenimą per būtent tą prizmę, per kurią bando tave pakreipti ši knyga. Norėčiau būti kurčias. Tada nebūčiau girdėjęs senelio žodžių. Pirmiausia bus atmintis. Dar vienas sakinys, kurio reikšmės nesuprantu, bet jaučiu, kaip jis įsirašo po mano odą. Norėčiau būti kurčias, bet bijau, kad net ir tada jį girdėčiau. Esama žodžių, kurie ištariami ir pajuntami kūnu. Jiems nereikalingos burnos ir ausys. Nuo tada, kai senelė apsigyveno su mumis, mane labiausiai erzina tyla. Kalbanti, kai visi tyli, kai senelis nebaigia sakinio, kai močiutė iš apelsinų žievelio ant stalo sudėlioja prisiminimą, bet senelis jo nemato. Norėčiau būti kurčias tai tylai. Man atrodo, ši knyga taip pat priverčia ir susimastyti apie tai, kaip kartos skiriasi, kaip į tą pačią situaciją žiūri vaikas, tėvai ir seneliai. Kodėl, pavyzdžiui, seneliai mėgsta tiesiog sėdėti ir žiūrėti, atsisėdant suoliukai kraštovaizdo, kodėl tėvai nuolat skuba, kodėl seneliai gali 3 valandas klausytis anūko pasakojimų, bet tėvai atrodo neturi tam visiškai laiko. Ir tie skirtumai iš tikrųjų jie kiekvienoje šeimoje yra. Ir tai, ką čia kalba Žanas, manau, kiekvienoje šeimoje mes daugiau ar mažiau esam patyrę, ar suprantam, kaip jaučiasi Žanas, Žano tėvai, Žano seneliai. Tai manau, kad tikrai kiekvienas gali atrasti šioje knygoje kažko naudingo ir kažko pamąstymui ir kažko artimo savo. Iš tikrųjų, pačią knygą tai vertinti man yra gan sunku, nes tokių knygų aš skaitau mažai. Tai aš kaip ir jos negaliu priskirti istorijai, kurie yra, pavyzdžiui, 500 puslapių ir tikrai turinti pradžią, vidurį ir pabaigą. Ši istorija turi tokią pradžią ir vidurį, tačiau pabaiga jos yra tikrai pamąstymui tokia. Gali susigalvoti pabaigą kokią nori ir jinai tokia yra metaforiška arba pabaigos. Manau, kad ypatingai paskutiniuose puslapiuose labiau nueinama į tą filosofiją ir tokį savo pabaigos susikūrimo kažkokį tai miražą. Tai todėl man gan sunku yra šią knygą vertinti aukščiausiu balu ir todėl aš nesakyčiau, kad ji patenka man į top knygų sąrašą, nes perskaityti vieną kartą ją užtenka, o daugiau tai tiesiog atrodo norėtųsi sugrįžti, paskaityti tam tikrus galbūt puslapius, tačiau visos knygos turbūt nuo pradžios iki galo antrą kartą nelabai norėčiau skaityti, nes tokia labiau, sakau, filosofinėms knygoms aš ją priskirčiau. Bet vis tiek, manau, kad ši knyga tai yra labai verta dėmesio ir tikrai kiekvienas turėtų ją paskaityti bent vieną kartą. O jeigu jums patinka filosofinės ypatingai knygos, tai tada tikrai imkite šią knygą, nes, kaip ir sakiau, čia tokia paprasta gyvenimiška filosofija apie šeimos dinamiką. Tai va, tiek norėjau pakalbėti apie šią knygą, tikrai trumpa knygutė, minčių tikrai daug, nenoriu kartotis ir pirstyti iš tuščiai kiaurą. Jeigu skaitėte šią knygą, tai parašykit man į komentarus, kokia yra jūsų nuomonė, ar jums patiko ar ne. Jeigu neskaitėt, tai tikiuosi, kad suintrigavau, sudominau ir dabar ieškosit šios knygos. Jeigu nesuintrigavau, tai parašykit man, kodėl Medžio atmintis. Vieną dalyką pasilikau savo, tai nepapasakojau, kodėl viršelis yra toks ir kodėl ta O raidė yra tokia išplaukusi. Tai skaitant, jūs suprasit tos O raidės svarbą, kodėl ji yra svarbi, nes iš tikrųjų šioje knygoje praktiškai pusė knygos yra skiriama O raidės svarbai. Tai va. Intrigėlė. Tai ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad jums patiko šis video. Nepamirškit paspausti subscribe, jeigu to dar nepadarėt. Ačiū visiems, kad esat ir susitiksim kitą mano video. Ate?